2009 metais du mokslininkai atliko paprastą bandymą. Jie paėmė viską, ką mes žinome apie mūsų Saulės sistemą ir apskaičiavo, kur kiekviena planeta atsidurs po 5 milijardų metų. Tam jie atliko daugiau negu 2000 skaitmeninių simuliacijų, kurių pradinės sąlygos buvo visiškai identiškos, išskyrus vieną parametrą. Tai yra atstumas tarp Merkurijaus ir Saulės, kurį jie keitė mažiau nei per 1 milimetrą kiekvienos simuliacijos metu. Neįtikėtina, bet maždaug 1% atliktų simuliacijų parodė, kaip Merkurijaus orbita drastiškai pasikeičia, kad jis gali įkristi į Saulę arba susidurti su Venera. O vienoje iš simuliacijų matėsi, kaip tai destabilizuoja mūsų visą Saulės sistemą. Ir toks rezultatas nėra klaida. Ši stebinanti rezultatų įvairovė atskleidžia tiesą, kad mūsų Saulės sistema gali būti daug mažiau stabili, nei mums atrodo. Ir astrofizikai šią stebinančią gravitacinių sistemų savybę vadina daugelio kūnų problema. O šiandien mes aptarsime ypatingą jos atvejį, kurį vadiname 3 kūnų problema. Prisiminkime Žvaigždžių karų filmą, kur buvo parodyta Tatooino planeta. Ten augo Lukas Skywalkeris. Ji turi net keletą saulių. Nors Tatooino atvaizdas paprastai rodomas su 2 saulėmis, kaip binarinė žvaigždžių sistema, idėja, kad kelios žvaigždės turi įtakos planetos orbitai, paliečia sudėtingumą, kuris yra esminis 3 kūnų problemos aspektas. Pavyzdžiui, yra ir knyga, ir Netflix serialas pavadinimu 3 kūnų problema. Jame yra gausu mokslinių elementų. Ten ateivių rūšis tolimoje planetoje sugebėjo tapti techniškai pažengusią civilizaciją, tačiau planeta egzistuoja Saulės sistemoje su 3 skirtingomis saulėmis. Ir dėl 3 kūnų problemos šios saulės nuolat sukelia gravitacinį chaosą viena kitai, mėtydamos vieną kitą per kosmosą ir taip sukeldamos klimato griūtį planetoje, kuri yra įstrigusi tarp jų visų. Bet apie viską nuo pradžių. Pradėkime paprastai. Kaip žinome, Mėnulis sukasi aplink Žemę. Bet tai nėra visiškai tikslu. Mėnulis ir Žemė sukasi aplink jų bendrą masės centrą. Taigi Žemė tiesiog nestovi vietoje, o Mėnulis sukasi aplink ją. Jie abu jaučia savo bendrą masės centrą. O ar žinote, kur jis yra? 1000 km po Žemės paviršiumi, ant tiesės jungiančios Žemės centrą ir Mėnulio centrą. Taigi, kai Mėnulis juda, šis masės centras taip pat keičiasi. Ir tai reiškia, kad Žemė šiek tiek siūbuoja, kai Mėnulis sukasi aplink ją. Tai yra 2 kūnų problema. Ir ją galima išspręsti naudojant gravitacijos ir mechanikos lygtis. Newtonas tą ir išsprendė 1867 metais. Ir tai veikia. Newtonas pateikė judėjimo dėsnius ir visuotinės traukos dėsnį, kurie paaiškino viską nuo obuolio kritimo iki planetų orbitų. Aišku, logiškas dalykas buvo pradėti nuo 2 kūnų, išsiaiškinti, ar jie yra stabilus, ir tada tiesiog pridėti daugiau kūnų, po vieną ir kartoti procesą. Newtonas žinojo, kad jo dėsniai veikia puikiai, jeigu jis sprendžia 2 kūnų problemą. Ir jis greitai rado, kad tokia sistema iš tikrųjų yra stabili. Bet kai jis tik tais pridėjo 3 kūną, viskas pasikeitė. Newtonas negalėjo to išspręsti. Jis ne tik nesugebėjo išspręsti lygčių, bet ir negalėjo paaiškinti, kokios bus tos lygtis. Ir kiekvieną kartą, kai Žemė sukasi aplink Saulę, o Jupiteris yra kažkur šalia, jis šiek tiek traukia mūsų Žemę. Didelė gravitacija ir nedidelis trūkčiojimas. Kai grįžtame atgal, Jupiteris vėl traukia Žemę. Ir kadangi visi juda tą pačią kryptimi aplink Saulę, Žemei prireikia šiek tiek ilgiau sukantis aplink Saulę, kad vėl susilygintų su Jupiteriu. Newtonas žiūrėjo į šios mažius trūkčiojimus ir nerimavo, kad Saulės sistema yra nestabili arba gali tapti nestabili, nes tie trūkčiojimai gali išvesti orbitą iš pusiausvyros ir sukelti chaosą. Viename iš savo laiškų savo draugui Edmundui Halley jis rašė: "Ne viena problema nesukelia man tokio galvos skausmo kaip Žemės, Mėnulio ir Saulės problema. Ir jau Saulės sistemos stabilumo klausimas nebuvo toks jam svarbus,
kiek noras suprasti, kasgi iš tikrųjų vyksta, kas vyksta su fizika ir sprendiniais. Ir tada po 113 metų ateina Laplace'as, kuris išnagrinėjo šią problemą ir sukuria naują skaičiavimo šaką, vadinamą perturbacijų teoriją. Laplace'as ir Lagrange'as pirmieji iškėlė idėją, kad vadinamosios konstantos formulėse, apibūdinančios planetos judėjimą aplink Saulę, palaipsniui kinta. Jas tarsi sutrikdo kitų planetų judėjimas. Ir čia ir kilo pavadinimas perturbacijos teorija. Trikdžiai. Taip? Nors nebuvo įmanoma rasti tikslaus trijų kūnų problemos sprendimo, perturbacijos teorija leido apitiksliai analizuoti judesį, atsižvelgiant į nedidelius dviejų kūnų problemos, kurios sprendimas jau buvo žinomas Newtono dėka, pataisas, tai yra tos trikdžius. Šis metodas ypač veiksmingas tai sistemai kaip Žemė, Mėnulis ir Saulė, kur Saulės įtaka Žemės Mėnulio sistemai gali būti traktuojama kaip trikdys. Tai dabar įsivaizduokite, kad turite ne tik planetą ir vieną jos mėnulį, bet ir žvaigždę bei kitą žvaigždę. Tai yra dviejų žvaigždžių sistema, binarinė. Ir jeigu jūs pridėsite trečiąją žvaigždę, panašaus dydžio, panašios masės, kokias orbitas turės šios trys žvaigždės, kaip manote? Pasirodo, trijų kūnų problema yra matematiškai chaotiška. Dvi iš žvaigždžių susidurs, o viena bus išstumta iš orbitos. Tai yra klasikinė trijų kūnų problema. Trijų kūnų problema yra neišsprendžiama. Galite skaičiuoti palaipsniui, kas vyksta ir sekti žingsnis po žingsnio. Tačiau negalite analitiškai numatyti tų trijų kūnų sistemos ateities. Nes bet koks mažiausias pradinės sąlygos pakeitimas nulems eksponentiškai skirtingus galutinius rezultatus. Tai yra chaosas, matematiškai apibrėžtas chaosas. Iš esmės, trijų kūnų problema yra drugelio efekto pavyzdys dėl chaotiškumo ir jautrumo pradinėms sąlygoms. O apie drugelio efektą aš jau esu kalbėjus viename iš savo ankstesnių epizodų. Pirmasis apie tai prakalbo Poincaré savo darbe skirtame trijų kūnų problemai nagrinėti. Jis lėmė deterministinio chaoso atradimą. Poincaré parodė, kad trijų kūnų judėjimas, veikiamas abipusės gravitacinės traukos, gali būti labai jautrus pradinėms sąlygoms. Todėl toks elgesys gali būti nenuspėjamas ir chaotiškas. Šis jautrumas yra chaotiškų sistemų požymis, o Poincaré dažnai vadinamas kaip vienas iš chaoso teorijos įkūrėjų. Jis įrodė, kad trijų kūnų problemai nėra bendro analitinio sprendinio. Už tai Švedijos karalius jam netgi įteikė apdovanojimą. 1960 metais NASA pradėjo skaičiuoti trijų kūnų problemos skaitinius įverčius. Ir norint išspręsti šias lygtis, reikia žinoti Žemės, Saulės ir Mėnulio pradinės padėtis, greičius tam tikrų laikų. Dėl veidrodžių įrengtų Mėnulyje Apollo astronautų mes galime matuoti atstumą tarp Žemės ir Mėnulio su centimetro tikslumu. Mėnulio padėtis ir būsima padėtis yra gerai suprantamas ir norint nustatyti Žemės padėtį Saulės atžvilgiu, NASA naudoja duomenis iš Deep Space Network ir įvairių kosminių misijų. Tai kaip suprantate, mes negalime tiksliai numatyti, kur bet kuris kitas objektas bus tam tikrų laiko momentų. Mes sakome, kad tai statistiškai atrodys taip ir taip laikui bėgant, tačiau negalime sekti vieno objekto per sistemą amžinai. Kodėl? Problema slypi tame, kiek nežinomų kintamųjų turi ši daugelio kūnų sistema. Dėka Izaoko Newtono mes galime užrašyti lygčių rinkinį, kuris apibūdina tarp šių kūnų veikiančią gravitacinę jėgą. Tačiau bandant rasti bendrą sprendinį, mes susitarėme su matematiniu apribojimu. Kiekvienam nežinomam turi būti bent viena nepriklausoma lygtis. Iš pradžių dviejų kūnų sistema atrodė turinti daugiau nežinomų kintamųjų padėčių ir greičių aprašyti. Tačiau yra būdas, tai vadinamasis specialus triukas, mes aprašome dviejų kūnų santykinę padėtį ir greitį šios sistemos masės centro atžvilgiu. Taip sumažėja nežinomųjų ir galime išspręsti uždavinį. Bet kai yra 3 ar daugiau orbituojančių objektų, viskas tampa sudėtingiau. Net ir naudojant tą patį matematinį triuką, įvedant santykinį judėjimą masės centro atžvilgiu, mes liekame su daugiau nežinomųjų nei jos aprašančių lygčių.
Yra tiesiog per daug kintamųjų, kad šią lygčių sistemą būtų galima išnarplioti ir gauti gražų bendrą sprendinį. Tai gaunasi, kad mūsų visatoje esantis masyvūs kūnai juda pagal analitiškai neišsprendžiamas judėjimo lygtis. Sistema sudaryta iš 3 žvaigždžių, tokia kaip Kentauro alfa, galėtų susidurti viena su kita, o gal po ilgo laiko jos išmestų vieną žvaigždę iš orbitos. Išskyrus keletą labai mažai tikėtinų stabilių konfiguracijų, beveik kiekvienas galimas sprendinys yra neprognozuojamas ilgame laikotarpyje. Kiekvienas iš jų turi astronomiškai didelį galimų sprendinių diapazoną, kuris priklausys nuo menkiausių padėties ir greičio skirtumų. Ta fizikai vadina chaosu, tai yra svarbi daugelio kūnų sistemos savybė. Tokia sistema vis dar yra deterministinė, tai reiškia, kad joje nėra nieko atsitiktinio. Jei kelios sistemos pradeda nuo tų pačių sąlygų, jos visada pasieks tą patį galutinį rezultatą. Bet šiek tiek pastumkite vieną parametrą pradžioje ir viskas jau nebebus tas pats. Kadangi negalime spręsti problemos, mes vietoj to naudojame kompiuterinius resursus judėjimo prognozavimui. Ir lygtis, kurios aprašo kūnų judėjimą trumpais laiko tarpais, yra labai paprastos. Todėl lengva nuspėti, kas įvyks šiek tiek ateityje, tarkime per 1 sekundę. Tada galime tai padaryti vėl ir vėl, kol turėsime tikslę trajektorijos prognozę. Tai akivaizdžiai svarbu yra žmonių kosminėms misijoms, kai reikia tiksliai apskaičiuoti sudėtingas orbitas. Laimiai, nuolatiniai kompiuterinių simulacijų patobulinimai siūlo įvairius būdus išvengti katastrofos. Apitiksliai sprendžiant su vis galingesniais procesoriais, mes galime labiau pasitikėti daugelio kūnų sistemos judėjimo prognozėmis ilgame laikotarpyje. O jeigu vienas iš 3 grupės kūnų yra toks lengvas, kad nedaro reikšmingo poveikio kitiems 2, ši sistema labiau elgiasi kaip gerai žinoma 2 kūnų sistema. Toks metodas vadinamas ribota 3 kūnų problema. Tai yra labai naudinga aprašant pavyzdžiui asteroidą Žemės Saulės gravitaciniam lauke arba kokią mažą planetą juodosios skylės ir žvaigždės lauke. Dabar žinomi šimtai stabilių 3 kūnų sistemos orbitų. Nors reikia pažymėti, kad be Eulerio ir Lagranžo sprendinių, ne vienas iš jų greičiausiai natūraliai neatsiras. Jų praktinė nauda gali būti ribota. Čia, pavyzdžiui, yra keletas specialių ypatingų atvejų. Pirmieji iš jų buvo rasti Eulerio, kuris pastebėjo, kad kai kūnai yra išdėstyti tiesiai ir paprasti sprendiniai gaunasi, kuriuose jie visada išlieka tiesiai. Vėliau Lagranžas rado dar 2 sprendinių grupės, kuriuose kūnai sudaro lygiakraščius trikampius vietoj linijų. Tolimesni sprendiniai 3 kūnų problemai nebuvo rasti iki pat 1980-ųjų, kai kompiuteriai buvo pasitelkti ieškant kitų stabilių sprendinių ir nors specialūs sprendiniai yra gražus, jie mažai tikėtini gamtoje dėl kito šios problemos ypatingo bruožo, tai yra chaoso. Taigi, kalbant apie mūsų Saulės sistemą, jums bus malonu išgirsti, kad gauname jos stabilumą bent jau artimiausiams keliems šimtams milijonų metų. Tačiau, jei kita žvaigždė yra pakeliui į mus, viskas, mes nežinome nieko. Chaosas ir tvarka egzistuoja kartu tokiam subtiliam šokyje ir mūsų siekis suprasti visą tai toliau įkvepia fizikus, matematikus ir mokslininkus įvairiose srityse. Tai buvo paprastas 3 kūnų problemos paaiškinimas. Iki kito karto visada žiūrėkite tik aukštyn. Iki!